Artėja Lietuvos valstybės atkūrimo diena, vasario 16 diena, kurią minime kaip vieną ryškiausių mūsų valstybės praeities įvykių. Vos prieš 2 dešimtmečius gyvavo 1998 metais atkurta valstybė. Užklupo viena okupacija po kitos. Sovietinė, nacių, vėl sovietinė, užtrukusi iki 1990 metų kovo 11 dienos. Kiek daug iškentėta, kovota, išgyventa. Svarbiausia išliko neužgesusi tautos patriotinė dvasia ir nepaprastas tikėjimas vėl gyventi nepriklausomoje Lietuvoje. Su kokiais jausmais, lūkesčiais ir rūpesčiais įžengė į išsivadavimo iš sovietmečio režimo į laisvės kelią. Mintimis apie tai pasidalinkime su autentiškai šių įvykių dalyviais. Pirmiausias ir svarbiausias uždavinys buvo atkurti valstybę, atrišti ją nuo Tarybų Sąjungos, nuo visos sovietinės sistemos ir jai būdingos politikos ir ekonomikos. Tai buvo svarbiausia. Juk iš tikrųjų Lietuva buvo labai stipriai integruota į sovietinę sistemą. Pavyzdžiui, mūsų produkcijos eksportas, o Lietuva eksportuodavo kai kuriuose srityse net daugiau negu pusė produkcijos, buvo iš esmės orientuotas į išvežimas į Tarybų Sąjungą. O kur jau toliau parduoda Tarybų Sąjungą, kur išgabena net, pavyzdžiui, mašinų staklių produkciją, prietaisus ir kitas valstybės, tai didžiąja dalimi būdavo jau net ne mūsų reikalas. Todėl labai svarbu buvo atrišti ir praktiškai pradėti naują ekonominį gyvenimą, bendraujant su kitomis šalimis, iš esmės su visų pasauliu, ir į rytus, ir į vakarus. Ir kartu neprarasti ekonominio gyvybingumo ir neparalyžuoti pramonės, žemės ūkio, kitų sričių. Be to, mes turėjome užsitikrinti ir valstybės kontrolę visoms gyvenimo sritims. Tame tarpe ir savarankišką sienų tvarkymą, o tai buvo susijęs su buvusios Tarybų Sąjungos interesais kontroliuoti visas jos buvusias sienas. Ir žinoma, tai buvo labai didelis iššūkis. Lygiai taip pat buvo be galo svarbu ir nelengva sukurti visos valstybės, visų sričių, ekonomikos tame tarpe, pirmiausia ekonomikos, savarankišką valdymo sistemą. Jeigu, pavyzdžiui, švietimo sistema, mokslas, sveikatos apsauga, daugelis kitų sričių buvo valdomos nacionalinių Lietuvos mastu, nors ir turėjo ministerijas Maskvoje, tai yra ryšį su jomis. Tai, pavyzdžiui, stambioji pramonė, kaip mašinų gamyba, kaip energetika, taip pat infrastruktūros sritis, transporto infrastruktūra buvo valdoma centralizuota iš Maskvos. Ir dėl to buvo labai svarbu, kad mes ne tik tai perimtum tų sričių kontrolę, bet ir sukurtume gyvybingą valdymo sistemą, kompetentingą, gebančią tvarkyti savarankiškai, ir žinoma, atitinkamai užmegzti ir išorinius ryšius. Ir dar labai svarbus uždavinys, jau turbūt 4. iš eilės, kurį miniu, tai yra pereiti nuo centralizuotai valdomos planinės ekonomikos, kuri buvo būdinga daugelį dešimtmečių Tarybų Sąjungai, prie naujų jau rinkos principais pagrįstų ekonominių santykių, ypač su naujais ekonominiais partneriais. Tada tenka pripažinti, ir šiandien turbūt daug kas ir nebesupras, kokia tai problema, vienu metu teko dirbti, dar išlaikant ekonominius ryšius su kitomis SRS respublikomis, kurios dirbo pagal seną modelį, ta pati Rusija ir Ukraina ir kitos, ir megzti naujus santykius su vakarų šalimis, jau pagal naujus principus. Kitaip tariant, dirbti skirtingom kryptim, skirtingais metodais.
Aš galėčiau vardinti ir vardinti. Tikrai tai buvo labai svarbus strateginiai uždaviniai, kuriuos mes turėjom spręsti. Štai kaip tik todėl mes turėjom pakviesti ne skambiai kalbančius ar garsiai šaukiančius, bet profesionalus. Ir vyriausybė buvo sudaryta būtent profesionalumo principų, ieškant pačių stipriausių, labiausiai patyrusių žmonių, kurie galėtų perprasti tas problemas ir jas gebėti spręsti. Tai buvo kartu santarvės vyriausybė, nes mes ją telkėm. Mažiau paisydami priklausomybės partijai, atėjo tada į aukščiausią tarybą dvi politinės jėgos, kaip pamena, tai yra Sąjūdis 2/3 ir nepriklausoma Lietuvos komunistų partija Brazausko vadovaujama. Ir štai iš abiejų sričių ir nepartinių mes telkėme profesionalus, žinodami, kad jie yra lojalūs nepriklausomai Lietuvai ir kad jie išmano. Jeigu būtum telkę vien tik tai labai triukšmingai demonstruojančius, kaip jie myli Lietuvą, dažnai tai daro populistai. Tai turbūt mes būtum nesugebėję tuos pirmosius metus, tais pirmaisiais metais mūsų valstybę ir kurti deramai, ir ją įtvirtinti ir tarptautinėje erdvėje. Galima sakyti taip, kad jau aš buvau vis tiek apsigynęs habilituotą mokslų daktarą. Aš jaučiausi pakankamai kvalifikuotas, jo labiau, kad aš konsultuodavau ir darydavau įvairius darbus susijusius su atominė elektrinė. Tai yra dauguma konsultacijų jie per mane. Aš taip pat vadovavau ekologinių tyrimų Ignalinos regione. O mano supratimu ir buvo Ignalinos atominė elektrinė tas pagrindinis objektas, kuriam buvo reikalingas žmogus, išmanantis apie atominę energetiką ir su ją susijęs. Taip kad net aš morališkai nebūčiau galėjęs atsisakyti nuo tokio pasiūlymo. Iš tikrųjų, tai tie iššūkiai aš juos pavardinau ir klausimas, ar mums pavyko įveikti, tai turbūt šiandieną nieks negali sakyti, kad pirmoji vyriausybė jos laikmečio iššūkių, uždavinių nebūtų įveikusi. Dar pridurčiau prie tų bendrų problemų, kurias reikėjo spręsti, tai yra tokia specifinė, skaudžia problema kaip ekonominė energetinė blokada, kuri jau buvo maždaug už 5 savaičių paskelbus nepriklausomybę paskelbta Lietuvai, kada kontroliuojant mūsų sienas buvo užblokuotas pirmiausia energetinių išteklių, visų mineralinių resursų įvežimas į Lietuvą, net ir iš kitų šalių. Žinot, aišku, kad tada situacija buvo žymiai sudėtingesnė, negu kad dabar, kad turime, arba kada pradeda dūsaut, kad čia komplikuota, sudėtinga situacija. Tai buvo labai sudėtinga situacija, tačiau aš rėmiausi specialistais, tie, kurie dirbo įmonėse, energetinėse įmonėse. Ir būtent aš jas pasikliojau. Pagrindinis buvo nurodymas toks, kad jie bendrauja savo lygmenyje, nekreipdami lyg tai dėmesio, kad čia keičiasi politinė situacija. Tai yra tie ūkiniai reikalai, kad jie nekomplikuotų mūsų nepriklausomybės atkūrimo, nes priešingų atveju mes galime sulaukti daug įvairių ekscesų. Tai aš manau, kad ta jų kvalifikacija, jų gera kvalifikacija, jų tas supratimas, jų pojūtis tarnauti ir Lietuvai ir būtent tokiu būdu ir paskatino tai, kad mes gan gerai praėjome blokadą. Aš manau, kad daug blokadą ir padėjo būtent atominės elektrinės buvimas Lietuvoje. Kitaip tariant, buvo sukurtas toks energetinis badas. Naftos tiekimas buvo apskritai nutrauktas, Mažeikių nafta stovėjo, o dujų tiekimas buvo labai nedidelis, palikta apie 30% tik buities reikalam. O pavyzdžiui, Azotas, vėliau Achema, ta pati įmonė Jonavoj stovėjo taip pat kitos įmonės, kuriams reikėjo dujų ir žinoma, tai buvo labai skaudus dalykas. Mums pavyko per 2,5 mėnesio, aišku, derantis, dirbant, atšaukti tą
blokadą ir tam padėjo mano išvažiavimas į kitas didžiausias pasaulio šalis, padaryti tą temą tarptautinę, susijęti ją su pažadėta Tarybų Sąjungai Jungtinių Amerikos valstijų parama. Ir čia iš tikrųjų buvo labai svarbi misija tuomet važiuoti tuoj pat po blokados paskelbimą į Jungtinės valstijas, vėliau į Vakarų Europos šalis ir tą temą spręsti, darant spaudimą tam pačiam Gorbačiovui ir bendrai Tarybų Sąjungos centriniai valdžiai. Sunkiausia buvo įveikti šablonišką mąstymą. Sunkiausia buvo paaiškinti saviškiams, kad kariuomenė privalo kovoti bet kokiomis sąlygomis. Nesvarbu, ar jinai turi ginklus, ar jinai neturi ginklų, ar jinai turi uniformas, ar ne, ar jinai yra mažesnė, žymiai, ženkliai, tūkstančius kartų mažesnė negu priešininkas, ar ne. Bet jeigu yra valstybė privalo gintis ir gynyba tai nėra vien tik tai primityvių karinių veiksmų kartojimas. Taigi man teko daug kartų diskutuoti šito klausimu ir su buvusiais tarybiniais kariškiais, kurie pas mus tarnavo, ir su savo bendraminčiais, kurie dauguma buvo pasiruošę mirti už tėvynę. Tačiau aš visada sakydavau, jog mirti kaip tik nereikia, reikia kovoti už tėvynę ir reikia laimėti, nes tėvynė reikia tik tai vieno dalyko, tai yra mūsų pergalės. Taigi sunkiausia buvo išmokinti tam specifiškai neparuoštus žmonės kovoti informacinio karo technikomis. Na, tą padarėm. Pirmoji vyriausybė žiūrėjo pakankamai palankiai į mūsų veiklą ir aš galiu pasakyti, jog kaip tik pirmosios vyriausybės ir Kazimieros Prunskienės dėka ir buvo sukurtas Krašto apsaugos departamentas, nes tuometinis parlamentas eilės šiandien ugningų patriotų pastangų dėka buvo panaikinęs Krašto apsaugos ministerijos instituciją kaip po tokią. Ir mums, tai yra Valstybės saugumo ir gynybos komiteto nariams, teko remtis tik tai vyriausybės iniciatyvą įkurti Krašto apsaugos departamentą prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. Na, ar mes buvome pakankamai aprūpinti materialiai? Aš manau, kad nei viena pasaulio gynybos sistema jums nepasakys, kad jie gavo pakankamai lėšų. Tai yra tokia plėšri institucija, kuri gali praryti viską. Tačiau mes gavome tą lėšų minimumą, kuris užtikrino mums būtinus informacinės gynybos komponentus. Žinoma, mes aukojom kai kurios labai demonstratyvius ir gražius dalykus. Geras uniformas, reiškia, keletą ginklų, vardant to, jog galėtume turėti efektyviai veikiančias tuo metu video kameras televizijos. Bet tai buvo metas, kai kaip tik tai šis informacinis ginklas ir geri ryšiai su užsienio žurnalistais buvo svarbesni negu kad bet koks kiekis Kalašnikovo automatų. Kaip suprantat, mes negalėjome laimėti prieš TSRS karinę mašiną ginklais, bet mes galėjome laimėti tą sudedamąją konflikto dalį, kur mes tikrai buvom stipresni. Tai yra psichologinį informacinį konfliktą. Pavyko mums suformuoti ir savo armijos pirminės struktūras ir finansiškai jas aprūpinti, apkarpant biurokratinės išlaidas. Mums pavyko muitinių sistemą kurti ir svarbiausia, mums labai neblogai sekėsi 3 Baltijos šalims tarpusavyje dirbant formuoti pirmosius reformos žingsnius. Aš pabrėšiu, mes nekūrėm, pirmoji vyriausybė nekūrė laukinio kapitalizmo. Mūsų modelis buvo socialiai orientuota rinkos ekonomika. Iki šiandien mes jos deramai nesam sukūrę, kas mane labai skaudina. Mūsų pirmosios vyriausybės programoje tie principai yra labai aiškiai išdėstyti ir mes iš tikrųjų per keletą metų turėjom palaipsniui suformuoti normalią ekonominę sistemą, kuri gerai subalansuoja verslo sąlygų palankumą, privataus verslo plėtojimą su valstybės socialinė atsakomybė. Išvengti to šoko, kuris dėja buvo be terapijos, nors mano oponentai skelbė darantis šoko terapiją.
Gaila, kad pirmai vyriausybei buvo neleista padirbėti įgyvendinant jos labai subalansuotą, rimtą, strategišką, brandžią programą. Mes niekur nebuvom pasitraukę iš politikos ir galiu pareklamuoti, pasinaudosiu padėtį. Įveskite į Google mano pavardę, jūs rasit galybę medžiagos, kur kaip tik ir svarstami klausimai, va tie, kas yra patriotizmas, ko šiandieną Lietuvai reikia labiausiai. O vien tik buvo Seime pasėdėti ir pakilnoti ranką. Tai, kažin, ar daugiau gali nuveikti, jeigu tu esi aktyvus kitur, ar tik čia sėdi ir kilnuoji ranką. Kita vertus, šiandieną Lietuvos situacija yra tokia, kad norint rimtai kažką pakeisti, reikės ir labai rimtų pastangų. Neužtenka vien tik tais nuvažiuoti į Briuselį, atsivežti nurodymus ir juos čia įgyvendinti. Jeigu mes tokios politikos aktyvios norim, tai jinai neduos jokių rezultatų išskyrus tos, kurios davė. O jeigu mes norim rimtai kažką pakeisti, tai yra labai sudėtingas uždavinys. Politiko aš turiu omeny. Noriu pasakyti vieną dalyką žmonėms. Šiandieną praėjo 20 metų, jau daugiau nuo tų laikų. Šiandien yra puikiai galimybė atsakyti jums, kurie žiūrės va šitą mano pokalbį, ko politikai yra verti. Politikas kaip ir gydytojas. Gydytojas gydo konkretų žmogų, politikas gydo visuomenę. Jisai siūlo tam tikrą receptą. Ir šiandieną pasižiūrėkit, kaip pagal gydytojo darbą sprendžia pagal jo išgydytų žmonės ir jo klaidas, taip ir šiandieną, praėjus 20 metų, yra puikiai galimybė pasižiūrėti, kas ką siūlė, kas buvo už ką, kas buvo prieš ką ir kieno sprendimai, siūlymai pasiteisino, kas padarė mažiau klaidų, žiūrėdamas į perspektyvą. Aišku, tam jau reikia pastangų. Ir va tas rinkėjas, kuris vėl rinks Seimą, jeigu jis ir vėl rinks pagal tai, ką jis mato tik televizijos ekrane, pagal tai, kas man patinka, nepatinka, nieko nebus. O galimybę turi visi šiandien. Pasižiūrėkit, šiandien viskas yra prieinama. Ir pamatysit, kas daro klaidą po klaidos, o jūs visą laiką už juos balsuojat. Tai jeigu jūs balsuojat už žmonės, kurie daro klaidą po klaidos, tai ir toliau tas klaidas turėsit. Nėra kito varianto. O kas šiandieną yra patriotiška? Ar Lietuvos visuomenė šiandieną susitarė, ar turi tą bendrų prasmių lauke atsakymą, kas yra patriotiška šiandien? Žemės pardavimas užsieniečiams. Patriotiška ar ne? Ir viena dalis lietuvių pasakys, kad tai labai patriotiška, o kita, kad ne. O valdžia taigi yra atspindys tų mūsų visų, o mes tai šiandieną patys savo neatsakėme į daugelį klausimų. Ar buvo labai patriotiška daryti referendumą dėl stojimo į Europos Sąjungą už miltelius ir alaus butelį? Patriotiška ar ne? O jeigu tai yra nepatriotiška, dalisgi taip pasakys, tai kodėl mes tada balsuojam už to žmonės vėl į Seimus, kurie tada tą referendumą organizavo? Tai atsakykim pirmiausia patys savo į tos klausimus. Kad kaltinti ko nors valdžią, mes turim žinoti patys savo, kas yra tas patriotizmas. Šiandieną lietuviai daro vieną didžiulę klaidą, manydami, kad visi mes vienodai suprantame, ko Lietuvai reikia. Šiandien yra mažiausiai dvi visiškai skirtingos kryptis. Sąlyginai aš ją vadinu liberale ir tautinė. Liberalai Lietuvą įsivaizduoja kaip atskirų žmonių pavienių vietą, nelabai tinkama gyventi. Tautininkai įsivaizduoja, kad yra vienintelė vieta pasaulyje, kur lietuvis turi teisę jausti šeimininku. Ir kol mes neatsakysim patys savo, su kuriais mes, su tais ar su tais, mes ir stovėsim vidurį. Negalima eiti iš karto ir į dešinę, ir į kairę, tada tu stovi vietoje, kas pas mus ir vyksta. Mūsų programa buvo socialiai orientuotos rinkos kūrimas, o ne laukinio kapitalizmo su laukiniu privatizavimo mechanizmų, kuris parodė savo pasiekmes, kadangi kai kas užsiplėšė susipirkti po keliasdešimtis įmonių, kaip turtą, o verslo nesugebėjo išlaikyti ir suformuoti žingsnis po žingsnio naujų ekonominių ryšių. Ekonominiai ryšiai, kaip ir gamybos modernizavimas, produktų kokybės esminis pagerinimas, kaip ir specialistų atitinkamai parengimas, neįvyksta priėmus įstatymus per vieną dieną. Todėl čia buvo iš tikrųjų nuoseklaus darbo poreikis ir mes tai supratom ir tokią programą buvom parengę. Tai jeigu mums būtų leidę tą daryti, tai pirmiausia, nebūtų sugriuvusi pramonė, kuri dabar kaip mašinų gamyba,
prietaisų, pavyzdžiui, ir staklių gamyboje Lietuva buvo viena iš pirmųjų regione, netgi rytų ir vidurio Europoje. Būtų nesupriešinta taip visuomenė ir politinė prasme, ir socialinė prasme, kadangi nebūtų taip smygę ekonomika smygusi žemyn ir nebūtų taip atsiradę prie nedidelės dalies sparčiai turtėjančių žmonių, kelis kartus ir kelias dešimtis kartų daugiau vis labiau skurstančių. Tai yra labai skaudus dalykai. Mano supratimu, tiek lietuvių tautos, tiek visos ES ir apskritai viso auksinio milijardo laukia didžiuliai permainų metai. Ir tos permainos neišvengiamai suteiks mums naujas galimybės ir naujus iššūkius taip pat. Ir norint susigaudyti, ir vėl mums reikės rinktis. Ir norint teisingai pasirinkti, mano supratimu, mes turim pirmiausia savo atsakyti, iš tikrųjų, kuriai tautos daliai mes priklausom. Ar mes labiau liberalus, ar labiau tautiški. Ir kad susigaudyt, aš siūlyčiau patiem atsakyti žmonėm į tokius klausimus. Ar jūs pirma lietuvis, ar pirma liberalas, ar pirma lietuvis, ar pirma katalikas, ar pirma lietuvis, ar pirma europietis, ar svarbiau aš, ar svarbiau mes. Štai nuo atsakymų į šitos klausimus ir priklauso, su kuo jūs esat. Ir jūsų pasirinkimas nuo to priklauso. Ir kas mane labiausiai ir skaudina, ir siutina, ir liūdina. Mano giliausiai įsitikinimu, dauguma iš mūsų, mes esame tautiškai nusiteikę žmonės. Bet taip susiklostų per šitos 20 metų, kad vadovauja mums liberalai. Jie vadinasi skirtingais vardais, ten socialdemokratai, konservatoriai, kaip tik norit. Bet jų veiksmai visi yra ta pati liberali paradigma einanti jau 20 metų. O aš esu giliausiai įsitikinęs, kad dauguma iš mūsų nenori keisti nei tėvų vaikų santykių, nei vyro moters santykių susikloščiusių. Nenori tos galimybės šiandieną migruojančių gaujų pasaulyje, o nori gyventi čia, šitoj žemėj, išsaugoti savo kalbą, palikti šitą žemę, gražią žemę, palikti savo anūkams. Ir dėl to, kada vėl reikės rinktis, o dabar jau mums vėl siūlo rinktis, skęstanti Europos Sąjunga šiandieną ką daro? Jinai griežtina režimą, jinai nori perimti visas vadžias į savo rankas. Jie iki šiol darė vien tik klaidas darė, o dabar mano, kad dar suėmė galių, darys jų mažiau, aš tai labai šituo abejoju. Ir dėl to siūlau prisiminti prieš 20 metų mano sakytą šūkį. Tada jau nei į rytus, nei į vakarus, o čia, dabar ir visada. Mus jungia to laikmečio ypatumas, mūsų iššūkių, mūsų spręstų problemų reikšmingumas, istorinis ir ekonominis reikšmingumas. Prieš 20 metų lietuvių tauta turėjo bendrų prasmių lauką, turėjo priešą Maskvoje ir turėjo tikslą vakaruose. Kai aš sakau apie bendrų prasmių lauką, aš turiu omeny tokius dalykus. Mes didžiavomės savo kalbą, mes didžiavomės savo istoriją, mes didžiavomės to, kad šeria Maskvą. Gal taip ir nebuvo, bet mums taip atrodė tuo metu. Ir tas bendros prasmių laukas mus vienijo. Ir mums atrodė, kad užtenka tik tai dar pašalinti komunistus, atsiplėšti nuo Maskvos ir gyvenimas bus žymiai geresnis, negu jis tuo metu buvo. Kas įdomiausia, kad labiausiai prieš tuometinę komunistų tvarką kariavo patys komunistai Lietuvoje. Ir atgimimo bangoje sėdintys ant daugumą buvo komunistai. Kaip tik aš tuo metu, nebūdamas komunistų partijos narių, toje atgimimo bangoje niekada ir nebuvau. Mes buvom priversti Kaune savo laidą išsireikalauti, nes mūsų ten neįleisdavo. Taip kad po 20 metų nelabai kas pasikeitė, ta prasme. O kodėl šiandieną nuotaikos kitokios? Todėl, kad bendrų prasmių kaip tokių nebeliko. Pasirodė, kad vien tik tais komunistų nelikus ir atsiplėšus nuo Maskvos gyvenimas savaime geras nepasidaro. Iš kitos pusės, mes gyvendami tada už geležinės uždangos buvom kaip savotiški vaikai. Mūsų tuometiniai bolševikai saugojo ir nuo gėrio pasaulinio, bet ir nuo blogio taip pat. Ir kai atsivėrė tą uždangą, mes atėjom visiškai naivus į tą naują mums pasaulį ir tas naujas pasaulis mūsų apskabė. Beveik jau ir visas plunksnas, nebedaug kas ir liko.
Ir dėl to šiandieną nėra ko stebėtis, kad ir nėra tokių laidų, o ir laidose dalyvaujantys žmonės nesugeba išsakyti idėjų, kurios suvienytų visus, nes sunku suprasti šiandieną daugeliu, ką daryti. Nėra taip paprasta atsakyti į klausimus, kas šiandieną blogai. Tada atrodė, kad komunistai ir Maskva. O šiandieną jau yra daug skirtingų atsakymų. Ir tai, kad mes vis tik tai buvom darni komanda, parengėm kartu programą, ji buvo sustiguota, sistemiška, ne kokia nors fragmentiška ir nepopulistiška. Mes gerbėm vieni kitus. Ir mūsų laikais, kad ir kaip stengiasi vėliau mūsų oponentai, nebuvo jokių avantiūrų, kurių turbūt nemažai vėlesniais metais įvyko prie įvairių vyriausybių. Na, aš kartais pajuokauju savo kolegoms, kad mes esam kartu dar ir todėl, kad tarpusavyje mes nesikonkuravom, kuris iš mūsų pirmasis vyras. Nes tą vaidmenį atliko moteris ir man labai rūpėjo, kad komanda dirbtų darniai ir nesismulkintumėm dėl kiekvieno smulkaus klausimo. Jie turėjo pakankamai daug savarankiškumo, mano kolegos, ir spręsdavom svarbiausius strateginius klausimus kartu. Ir dažniausiai priimdavom bendrų sutarimų. Mums teko balsuoti tik 3 kartus, kad būtų jau tvirtai protokoluota, ir tuos 3 kartus aš aiškiai prisimenu. Be vidinio dvasinio apsivalymo mes nieko negalėsime pasiekti. Jau dabar matome geresni rezultatai teisėtvarkoje, kuri buvo išvis apleista sritis ir tiesiog neįmanoma degradavusi. Jeigu jau mes ją atstatysime, tuomet ir žmonių pasitikėjimas Lietuvos vyriausybė, Lietuvos ateitimi bus žymiai geresnė. Antras dalykas, ką palinkėčiau? Palinkėčiau taip pat, kad daugiau išnaudotų visgi tuos žmonės, kurie išmano, o neįsivaizduotų, kad užėmus tam tikras pozicijas, jisai yra geriausias specialistas, nors atsitiktinis žmogus ten. Taip kad jeigu sudėsčius visus šitos dalykus į vieną ir kryptingai veikiant, aš manau, sėkmė turėtų lydėti. Pirmiausia pasakyčiau, ką žmonės įsirinks, tą ir turės. Bet rinkdami vis dėlto turėtų pagalvoti, ką renka ir kodėl. Tai neturi būti pajuokavimas, tai neturi būti nubaudimas tų, kurie anksčiau valdžioje yra buvę, ar ko nors prasikalto ar nepatiko. Tai turi būti apmąstytas veiksmas, pasitariant su žmonėm, kurie galbūt giliau žvelgia, daugiau patirties turi. Kad į Seimą, į apskritai valdžios institucijas ateitų žmonės atsakomingi, ryžtingi, kompetentingi ir sąžiningi. Tai tokių žmonių Lietuvoje tikrai yra. Bet reikia juos žvelgti ir surasti. Labai norėtųsi, kad žmonės patys pasiūlytų viešai per žiniasklaidą. Mielai išgirščiau tokius pasiūlymus ir pakvieščiau į partnerius. Eiti į Seimo rinkimus turėtų tie, kurie žino, ką reikia daryti, kad mūsų valstybė atsigautų, stiprėtų ir kad žmonėms būtų gera gyventi Lietuvoje. Tuo savo šią laidą mes ir baigsime, linkėdami jums sėkmės ir tikėjimo, kad artėjančiuose rinkimuose mes visi galime pakeisti mūsų ir mūsų vaikų gyvenimą, sudaryti sąlygas valstybei vadovauti kompetentingiems, išmintingiems ir didelę patirtį turintiems mūsų rinkėjams, o ne populizmo besivaikantiems ir tik pažadus dalijantiems pretendentams. Būkite išmintingi ir atminkite, mes čia gyvename ir nuo mūsų priklauso ateitis.